Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 125 straipsnį darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu viena darbo sutarties šalis gali raštu pasiūlyti kitai šaliai nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu. Jei ši sutinka su pasiūlymu, per 7 dienas turi apie tai pranešti šaliai, pateikusiai pasiūlymą nutraukti darbo sutartį. Sutarusios nutraukti sutartį, šalys pasirašo raštišką sutarimą dėl sutarties nutraukimo. Susitarime numatoma, nuo kurio laiko sutartis nutraukima ir kitos sutarties nutraukimo sąlygos, kompensacijų, nepanaudotų atostogų suteikimo ir panašiai. Taigi yra parengtas savivaldybės tarybos sprendimo projektas, kad siūlome savivaldybės tarybai sutikti su Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktorės Almos Janušienės mano paminėtų pasiūlymų nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu, nutraukti 2013 m. Liepos 1 dieną su ponia Alma Janušienė darbo sutartį pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 125 straipsnio 1 dalį, mano ką tik pacituota, išmokėti Almai Janušienei iš Alytaus Sakalėlio pradiniai mokyklai skirtų lėšų 6 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką ir įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių 2013 m. Liepos 1 dieną nutraukti darbo sutartį su Janušienė, išmoką kiek priklausomai darbo užmokestį ir kompensacijos ir panaudotas kasdienis. Jeigu teisė tokias atostogas būtų sutarties nutraukimo dieną ir įgalioti savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti susitarimą su Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktorė Alma Janušienė. Alma Janušienė pedagoginį darbą mūsų mieste dirba nuo 1976 metų. Vadovo švietimo vadybinės pozicijas įvairias užima mūsų mieste nuo 1983 metų. Tai žmogus, kuriam dėl darbo jokių priekaištų mes neturime. Alytaus miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrius siūlo savivaldybės tarybai priimti tokį sprendimą, koks yra pateiktas savivaldybės tarybos sprendimo projektas. Alma Janušienė yra pakviesta į posėdį. Prašau klausti. Aš noriu paklausti, Liepos 1, ar nebūtų tikslingiau birželio 30 dieną? Todėl, kad perlipam per mėnesį, per pusmetį ir su visais skaitimais. Jūsų paminėta diena yra sekmadienis. Direktorė pati pasiūlė tą dieną, ne mes pasiūlėm Liepos 1 dieną. Žinoma, savivaldybės taryba gali priimti sprendimą, tai yra arba gali atmesti. Jeigu jūs nepriimsit tokio sprendimo, tokia atveju direktorė liks dirbti toliau. Tačiau jos motyvai mums yra švietimo skyriui žinomi. Jinai nuo 2007 metų jau yra pensininkė, gauna pensiją ir jinai, jos motyvas yra pasitraukti iš pareigų ne todėl, kad jos sveikata prasta, taip toliau, tiesiog yra kilnus motyvas sudaryti galimybę kitiems žmonėms dirbti švietimo vadybinį darbą. Tai manytume, kad jinai tikrai yra verta, kad būtų jai išmokėta kompensacija 6 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio ir būtų įvykdytos kitos jos prašomos sąlygos. Žinoma, spręsti jums. Prašau, kolegas, Šilkolė, jūs mano mikrofonas. Čia reikia kaip popiežius nuspoilkis, jeigu toks, tai gal ir aš, bet man būtų gerai išgirsti iš jos pačios, jeigu aš tai yra, ar tai iš tikrųjų neverčiama, ko nors. Prašome, nustatytos sąlygos. Kardinolas Tai argi jūsų neverčia išeiti iš darbo Vytuolis, norėjo paklausti Jonas Balčius, ar ne prievarta čia vykdoma? Man atrodo, kad vedėjas tikrai pasakė, kad aš pakankamai jau daug dirbau, būdama pensinio amžiaus ir manau, kad tikrai laikas užleisti vietą jaunėms. Ir pasiūlymas tarybai sąlyga tam pasiūlyme yra ta, man tenkinant, kad išmokėta 6 mėnesių. Gerai, kolegas, kas dar norėtų paklausti? Bet ir guolė, prašau. Iš ties, Alytuje ši mokykla yra išskirtinė. Ir direktoriai tai tikrai
didelė pagarba ir padėka. Manau, visų vardų turėtų būti šiandieną padaryta, nesvarbu, ar bus priimtas sprendimas, kad direktorė išeina iš darbo į užtarnautą poilsį ar ne, kadangi į šią mokyklą, tai yra vienintelė mokykla, kiek aš turiu žinių, neturi galimybės patekti visi norintys mūsų vaikučiai. Taip, kad direktorė tikrai labai ačiū. Mano aišku asmeninis tai tikrai būtų noras ir pageidavimas, kad jūs tikrai galėtumėt, jeigu tik norėtumėt, vadovauti toliau šiai mokyklai. Ačiū Jums labai už gerus žodžius, bet tikrai ne, jau man pakako. Kolegos, kas dar klausia? Aš turiu pritarti Danguolei ir noriu pasakyti, kad patarti tarybos nariam, kad balsuoti prieš atleidimą, kad būtų daugiau tokių mokyklų, kur mokiniai netelpa, o aš pats, kadangi mano dukra ten mokosi, tai negaliu balsuoti, nei už, nei prieš, tai visai nebalsuoti. Gerai, kolegos, jeigu prasidėjo diskusijos, aš nuoširdžiai pasakysiu, šventa valia, žmogus atidirbo, manau, kad jie reikia pagerinti, kaip jūs sakėte, Danguolė Juozapavičienė, o darbas prie prievartą lygus nuliui. Taip, kad tos mokyklos rezultatai ryškiai pablogės ir jau Kęstutis bus nuskriaustas, suprantate, taip, kad aš balsuosiu už tai, kas prašoma sprendimo projektą. Rimutė, prašau. Gerbiami kolegos, taip jau nutiko, kad pirmas ir paskutinis klausimas sukelia nemažai diskusijų, tai iš tikrųjų šiandien svarstė miesto biudžetą, kur iš tikrųjų matėm sunkią įtemptą padėtį. Ir prie visos pagarbos direktoriai vadovaujančiai daug metų, aš manau, kad yra kitokių būdų ir metodų padėkoti direktoriai už atliktą darbą ir taip jau ir versle tikriausiai, ir visur pinigai yra skaičiuojami ir šiuo atveju aš asmeniškai nepritariu ydingai praktikai, jeigu žmogus mano, kad iš tikrųjų, galbūt to darbo dirbti jau nebegali dėl vienokių ir kitokių dalykų, tai yra prašymas atleisti iš pareigų. Ir ydingai praktikai, kurie gal galimai iki šiol buvo savivaldybėje, aš nepritarti ir balsuoti prieš. Matau, kas dar nori kalbėti. Aš tai siūlyčiau įvardinti gal kaip premiją už gerą ilgametį darbą, o ne išmokėjimą. Kolegos, palaukite. Gerbėmieji tarybos nariai, aš noriu tikrai pasakyti, yra darbo kodeksas ir formuluotės negali būti kitokios negu darbo kodekse. Bet iš esmės, čia kur tarybos narys sakė, tai iš esmės tai yra finansinė padėka. O čia lėšos yra mokinio krepšelio lėšos, šiai mokyklai mokinio krepšelio lėšų pakanka, miesto mastu mokinio krepšelio lėšų irgi pakanka, tai čia šitas jūsų žingsnis, jeigu jisai bus teigiamas, švietimo sistemai finansinių problemų jūs patikinu tikrai nesukels. Jeigu mes įdėjom, tai gal padaryti taip, kad jinai atsispindėtų kaip premija. Juostai, prašau. Aš galvoju, kad žmogus pradirbęs visą amžių mokyklą ir mes čia ginčimės dėl skatiko, gėra. Taigi nesiginčiju? Aš, kolegos, mikrofonų duodu nematau, aš ruošiame balsuoti, aš noriu tikrai, manau, pritarti, kas sakė Valius, traktuokime, juridiškai mes turime įrašyti taip, kaip suformuluota, o mintyse turėkime tai, kad padėka garbingai direktoriai ir siūlau balsuoti vis dėlto už pirmą kartą nepritarsiu Rimutei, kurią aš labai gerbiu. Aš, gerbiamas, sakysiu, prašau, keliais sakiniais. Gerbėmiai, tai kai mes čia diskutuojam ir vieni pagerbdami, kiti lygtai sakydami, ar nusipelnė ta ponia tos kaip ir priemokos. Aš manau, kad būtų didesnė pagarba tam asmeniui. Paprastai padėkoti ir balsuoti už tą projektą, nes ta traktuotė suderinta su juristais ir neįsigalvokim, kad ką mes manysim, kai nemanysim. Tiesiog sutarkim ir pasidžiaugim, kad daug žmonių turim. Ačiū. Ačiū, Manai. Teikiu balsavimą, kolegos. Pasirendat ir balsuojame.
Balsavo 21 už 17 prieš 1 susilaikė 3. Ačiū Jums. Sprendimas priimtas. Ačiū kolegos.